Sveiki visi. Sveiki. Vau, kiek jūsų daug, nesimato net galo. Žinot, turiu aš šiandien jums gerų žinių. Taip, kartais būna, kad ir aš turiu gerų žinių. Tada, kai mes pastatėm šitą buldozerį, kurį jūs ką tik matėte, tikrą buldozerį prie Seimo, jų socialdemokratų buldozeris, kuris važiavo bent jau per Konstituciją ir teisės, staiga ėmė strigti. Kultūros komitetas jau antrą savaitę kamuojasi su šimtais opozicijos pasiūlymų dėl LRT įstatymo. Neabejoju, daugelis matėt arba fone žiūrėjo tuos cirką primenančius posėdžius. Kamuosis ir kitą savaitę ir nežinom, kada tiksliai jie tą pabaigs. Bet yra svarbi žinia. Dabar jau yra ganėtinai akivaizdu, kad į savo susiplanuotą grafiką pakeisti LRT vadovybę dar iki paskutinio šio LRT tarybos posėdžio gegužės 19 jie ko gero nebespės. Bet jie tą padarė ne iš geros valios, ne dėl to, kad jie norėjo. Jie tą padarė dėl to, kad juos sustabdė opozicijos spaudimas ir taip pat kiekvienas iš jūsų esantis čia, kiekvienas buvęs bet kuriame iš tų 6 protestų už laisvą žodį, kiekvienas iš jūsų prie to prisidėjote, dėl to labai labai ačiū jums. Bet šiandien atsipalaiduoti negalime, kova dar nelaimėta. Šiandien tikrai nežinome, ar socialdemokratai tikrai atsitrauks nuo laisvą žodį varžančių LRT įstatymo pataisų. Seimo pirmininkas Olekas sakė, kad jūs visi esantis čia tiesiog gaištat laiką, geriau kokį ąžuolą pasodintumėt, o štai premjerė siunčia mums taikos balandžius. Bet kartu visą šitą situaciją jį vadina karu. Jeigu taip, aš tada norėčiau paklausti, kas šitą karą pradėjo, kas kariauja. Aš tikrai nenoriu vesti jokių paralelių, bet atrodo, kad kai nepavyko LRT paimti per 3 dienas, tada jie visi prabilo apie taiką. Tai jeigu jau taip, man atrodo svarbu būtų aiškiai apsibrėžti, ką mes laikysime pergalę ir ko mes reikalaujame iš politikų ir visada reikalaujame. Mes reikalaujame, kad politikai pašalintų iš įstatymo visas nuostatas, kurios ekspertų vertinimu įves Lietuvoje cenzūrą ir prieštaraus Konstitucijai. Dėl išorinių žurnalistų apribojimo, kuriant LRT turinį, dėl to, kad vyriausybė duotų pavedimus LRT žurnalistams, kokias laidas jie galėtų kurti. Mes matom, kad jau kultūros ministerija duoda įvairius raštus ir klausia LRT, kodėl Rita Miliūtė veda laidas. Mes reikalaujame, kad politikai atsisakytų šitų nuostatų. Reikalaujame, kad jie atsižvelgtų į Venecijos komisijos rekomendacijas ir nelengvintų LRT vadovo atleidimo tvarkos. O dar geriau, depolitizuokite LRT tarybą, atsisakykite bent kelių savo skiriamų žmonių į ją. Ir tada galbūt bus taika. Bet šiandien mes negalime tikėti nei vienu socialdemokratų žodžiu. Aš seniai žodžius jau nebekreipiu dėmesio. Tai jeigu jie tikrai nori, kad balti balandžiai pakiltų į dangų, mes lauksim ne žodžių, lauksim veiksmų.